Sveiki, draugai. Aš Aurimas avantiūristas ir mes tęsime kelionę Gumbalkane. Taigi šiandien yra berods ketvirtoji mūsų kelionės diena. Esame netoli Suvalkų, Lenkijoje, lietuvių prižiūrimoje sodyboje, kempinge. Labai graži vieta, rekomenduoju visiems užsukti. Ir kągi, šiandien mes jau kertame Lietuvos sieną ir turbūt dieną, o gal net ir dvi keliausime Lietuvos keliais. Į Lietuvą atvežame 400 ekipažų, nuostabių automobilių, geros emocijos žmonių. Tai bus tikrai labai įdomu, labai džiaugiuosi, kad organizatoriai pasirinko Lietuvą ir mes galėsime parodyti savo gražiausias vietas. Tai turėsime turbūt šiandien labai karštą dieną, naktį lyjo lietus, tai bandysime laviruoti tarp tos kaitros, nes mūsų automobiliui tas karštis nėra labai geras. Vakar gan ilgai teko prastovėti Gdansko karštyje, tai jau galvojame, kad mašina perkais ir turėsime krūvą reikalų, bet kažkaip išgyvenom. Tai šiandien pasikuriam iš naujo, keliaujam Lietuvoje ir parodysime naujai atrastas arba jau senai matytas vietas ir visą tai perteiksime jums. Taigi prisėskite ir mes keliaujame šiandien Lietuvoje. Štai, prieš savo akis matote mūsų pirmąjį objektą. Taigi įsisubavo diena Lietuvoje, tik tai įsivažiavęs, supratau, kad dar persisuka valandą, žiūriu, kodėl taip vėlu, pasirodo dar dasidėjo valandą, tai, na, truputėlį turbūt teks paminti. O mes esame velnio duobėje, einam patikrinti taškų, organizatoriai parinko tikrai gražius Lietuvos kampelius, tai džiaugiuosi, kad ir kiti dalyviai iš tų šalių kaip Čekija ir aplinkui pamatys mūsų Lietuvos kraštovaizdį, tai labai džiugu. O mes gėrimės gamta, puikiu oro ir keliaujame per taškus. Taupom energiją, nelaipėsim aukštyn žemyn. Dar Giedriui šiandien laukia keli bokštai, tai galės palaipti. Dar vienas gražus taškas, tai Trakų pilis kaip ant delno. Gražu, smagu, kad papuolėm ant gero oro, tai parodysim mūsų keliautojams Lietuvos kraštelius. Kitą palydą šiandien jau su kitu ekipažu visur kartu keliaujam, o čia atvykome šalia yra Juozapinės kalnas, o čia ant Juozapinės kalno dar yra apžvalgos bokštas. Tai aš bandau pasivyti Giedrių, įteikti jam savo apdovanojimą kamerą, kad užkeltų ją į viršų, nes aš kažkaip, pažiūrėsiu, jeigu jis bus nedidelis, gal užlipsiu ir aš. Bet tu lipi. Įlipsiu? Nu, į mažiuką gal užlipsiu? Gal. Nenukrisiu jau. Lemba aukštai. Pakavai. Taip. Taigi atvykome į Europos centrą. Pasimsiu taškelį, nusifotografuosiu, nes laikinai likau vienas. Giedriui atsirado neatidėliotinų reikalų, taigi jisai išvyko namo ir arba šiandien vakare, arba rytoj ryte mes ir vėl susitiksim su juo. Taigi aš dabar varau solo, porą taškelių pasirankiosiu. Turbūt šiandien jau apsistosim Kaune, tai pasižiūrėsim, kaip sakasi, nes buvom išvažiavę iš Vilniaus, įmėm kelis taškus ir po to vėl teko grįžti į Vilnių per patį piką. Tai, ojojoj, žinokit, tas kaitimas mašinos, tai ne apie gerą. Čia norėjau kirst kelią, bet geriau nueisiu normaliu keliu. Taigi, Europos centras, einam surasim pagrindinį monumentą, parodysiu jums ir keliausim toliau.
Kernavės piliakalnis. Greitai pasidarom fotkytę ir lėkiam toliau. Reikia dar Kauną pasiekti. Kernavės piliakalnis. Čičing. Vyšnė ant torto. Mūsų Kauno 9 fortas. Ši garsioji skulptūra. Kitiems ekipažams tai labai įspūdingas objektas. Sakė, labai didelis ir įspūdingas. Tai užskaito Lietuvos taškus. Taigi manau, šios dienos filmavimą čia ir užbaigsiu. Dar ieškosime nakvynės vietą, kažkur pernakvosime. Žinoma, čia Kaune turime draugų, bet norime kartu su ekipažo nariais mėgoti su Boom Balkanu. Tai manau, kad mes keliaujame į kempingą, pailsim ir susitinkam už kelių sekundžių. Labas rytas. Ką tik išvažiavom iš kempingo. Esame Kaune, labai gražioje vietoje. Ir šiandien ganėtinai vėsoka. Yra pliusų, nes turbūt šiandien pasieksim Rygą, o Rygoje vėl turėsim kamščių, didelių keitimo, tai vėsa yra visai neblogai. Tai keliaujam, varom į Krekenavą, Tytuvėnai, Šiauliai, Bauskė ir į viršų. Tai turbūt šiandien vakare jau užbaiginėsim pajūrį. Tai prisisiekit ir keliaujam toliau. Čia Lietuvoje ruduo jau visai vėsu, tai atvykome į dar vieną mūsų skaitos tašką. Krekenavos apžvalgos bokštą. Lauksiu, turėtų atvažiuoti ir Giedrius, tai galės lipti jo misija šioje kelionėje laipioti apžvalgos bokštus, tai galės lipti patikrinti. Šitas ganėtinai aukštas. Šiandien matau, kad vėl dar labiau visi išsiskirstė, tai mes rytą pradėjome kempingę su 6 turbūt automobiliais. Tai aš pirmas išvažiavau, kitą dalyką miegoti, tai panašu, kad čia bent jau paskutinės kelias dienas vis po mažiau dalyvių matysim, nebent kažkur kažką dasivysim arba kažkas mus dasivis ir vėl kempinguose dasipildys. O aš laukiu savo šturmano, kad galėčiau tęsti kelionę. Turi lipduką. Prie Rundalės pilies užsukom į privatų automuziejų. Šiek tiek turime laiką, kol sulauksim kitų ekipažų, nes labai stipriai įsimėtėm. Mes norime visi bendrai važiuoti pietauti, tai susiradom čia privataus asmens muziejų, eisim į vidų, sakė, aprodys, ką iš čia gero turi. Yeah, I know. Just look. How many engines you think it was changed in the 120,000 tons? No, it's 110, I think. No, it's same like Greenland, BMW. BMW? Yes, with all papers. Some 100 It's not. Yeah. We just told England. Čia žmogėlis ir savo garažiukų pasidaręs muziejų. Ten panašu, kad pagal jo pasakojimus, tai jo tėvukas buvo labai didelis entuziastas visų šitų reikalų, jis ir važiuodavo, ir restauruodavo, bet kai pasimirė, tai viskas liko ir čia sūnus dabar visą tą reikalą prižiūri. Tai nelabai jis čia, kaip matau, restauruoja ten tas mašinas, bet bent jau parodo kitiem, ką tėvukas palikęs.
Exactly. It goes a lot in Polish. The lead, they looking together after the lead, after the number. She has suspicion. So Yeah. And this is special order in the fastest. Oh, nice. Been offering from Moroi. I used to look. Įdomesnis vietinis veikėjas, čia daug ko papasakos bajeriukų. Įdomiai. English number. Ah, it's just number 2. It's also Tai toks monumentas kovotojams už laisvę, partizanams. Didelė tokia betoninė siena padaryta Krymui. Dėtos didžiulės skulptūros. Čia daug kartų teko lankytis Rygoje, bet kažkaip niekada šitą vietą neužkliuvo. Tai vat vis kažką naujo pamatai, atrandi. Tikrai įspūdingai. Kaip milžiniška erdvė atrodo. Ir daug visokių paminklų kovotojams. Panašu, kad čia yra ir masinės kapavietės, kadangi tai yra labai didelis plotas, labai didžiulis laukas ir daugybė tokių betoninių kvadratų. Daryčiau prielaidą, kad tai yra masinės kapavietės, nes yra tokie kaip ir ilgi išlikę paminklai ir čia jau gal koks 20. Tai toks reikia pasiskaityti truputėlį daugiau. Panašu, kad čia yra kažkokia masinė kapavietė, ar jie čia vietoje buvo žudomi, ar jie čia buvo vežti, labai daug klausimų, tai šiek tiek pasidomėsim, bet tikrai tokia labai keista aura čia. Toks vidury miškų, didžiulis plotas, toks aidas ir tos skulptūros, nu, tai vis tiek. Vaikščiančių toje teritorijoje išgirdau tokį kaip širdies plakimą, ar galvoju, negi mano širdis čia taip garsiai plaka. Čia su kolega pravaikščiojom visą teritoriją ir atrado, kad tą garsą skleidžia šita juoda dėžė, nežinau, ar jums girdėsi, paklausykit. Niekada apie ją nebuvau anksčiau žinojęs, tai labai rekomenduoju atvažiuoti. Labai įdomus memorialas. Didelis ir su savo istorija. Čia turint laiko viską paskaičius, tai tikrai, manau, būtų labai įdomu. Buvom pirmieji uždėję logotipą tik prieš metus susidariusiam kempinge Liepojoje, tai paskui pasidalinsim vietą, būtinai užsukit prie upės. Graži vieta, ten laivas į krantą, čia irgi mašinėlės, gan neblogai jie išsirengė, mes taip pat einam įsikūrinėti. Geras kempingo pakraštį turim. Apleistą laivą, pabandysiu įlipti į vidų, matau, bent jau kol kas tai galėtų būti labai sudėtinga, bet gal kažkaip pavyks ir labai tikiuosi, kad tas debesėlis šiąnakt neužžeistas. Šlapios palapinės vežios nėra pats maloniausias dalykas. Paskui labai daug ir ilgai užtrunka jas įsidžiovinti. O dabar bandom aplankyti šios dienos paskutinį bonus objektą. Mynė takelį jau čia matosi, pasidarė įlipimą.
Ai, savirvė, okei. Na gerai, aš kažkaip bandau. Aš jau laivo viduje. Jisai žiauriai šonų pakrypęs, tai čia reikia ne tik bandyti išstovėti, bet dar reikia ir nenučiuošti. Aišku, matosi vietinių jau čia aplankyta stipriai. Turbūt būtų viskas daug paprašiau su tam skirta valynė. Bet kai tu esi su tapkiam. Čia gal neapsiversi su visu to laivu. Nenuardyta į miegamas vietas. Skardinės. Gervė. Tai tą gervę pasisukdavo, čia atsidarydavo ertmės ir sudėdavo žuvytės. Bet dabar čia jau viskas leista. Ačiū, kad keliavote mūsų šias kelias dienas su Balkanų raliu ir turbūt dar susitiksime keliose dienose, vienoje laidoje, kurioje dar pabaigsim pasakojimą ir parodysim finišą bei visus dalyvius, kaip jiems sekėsi tą visą savaitę, tuos 6000 km per Europos šalis keliauti senais automobiliais. Taigi, iki draugai. Ačiū, kad buvote. Hello. How it's going? Please, small interview about what's happened. So, we are shooting video with my girlfriend and her friend. Nu va, nutikimai keliaujant į kempingą. Nepasisekė.